Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Botyriūtė. Sakoma, laimingi laiko neskaičiuoja, bet sėkmingi jį tikrai planuoja. Kaip planuoti savo laiką, kaip didinti savo asmeninį efektyvumą ir kaip sėkmingai valdyti projektus, šiandien apie tai kalbėsime su laiko planavimo konsultante, Planas gyvenimas įkūrėja Dovilė Daugvilaitė Zubcovė. Labas, Dovilė. Labas, Paulina. Apie planavimą kalbi daug ir įvairiai, bet sakyk, kokią tą pačią pagrindinę žinutę nori nusiųsti žmonėms būtent apie planavimą? Būtent apie planavimą. Turbūt elementariausia būtų tai, kad mes visi laiko turim tiek pat, bet ne visi suprantam, kaip jį valdyti arba ką su juo veikti. Ir antra labai neelementari, bet matau, kad daugam labai skaudi tema, pavartosiu savo mėgstamą žodį, tiesiog nesiparint dėl daugybės darbų kiekio ir tame kiekį mokėti valdytis. Tai galėsime apie tai pakalbėti. Iš karto tada sakau, ką reiškia tas nesiparinti ir papasakok daugiau. Man čia turbūt labiausiai siejasi tema su įsitikinimais apie laiko planavimą. Tai kaip tik ką tik prieš laidą kalbėjom apie tai. Matau, kad planavimas apskritai labai plati tema. Daugam, kaip ir sakei, yra lygiai ir paprasta tema, bet tuo pačiu labai sudėtinga įgyvendinti. Tai čia turbūt daugiausiai siejasi dalykų į mūsų įpročius, jų formulavimą ir kaip juos sugebam savo kasdienybėj išgyvendinti. Bet matau iš visų klientų, kurie ateina, kad iš tikrųjų dauguma problemų slypi ne pačiam planavime, ne įrankiuose ir ne tose paprastai sudėtingose dalykuose, kuriuos galima rasti Google ar kažkur kitur, bet mūsų įsitikinimuose apie laiko planavimą. Ir dažniausiai tie įsitikinimai būna kažkas panašaus tai, kad nemoku planuoti, nieks neišeina, visko per daug, nieko nespėju. Tai automatiškai atrodo, kad daugiau savo susiveliam galvoje dalykų, negu kad galim realybėje kažką padaryti kitaip. Iškart noriu tavęs paklausti tada apie tuos, kokius išsisukinėjimus girdi, dėl ko negali planuoti savo laiko, ar nenori planuoti, ar man netinka, tai kokius išsisukinėjimus girdi iš savo klientų? Man atrodo, čia galėčiau, sąrašą 150 dalykų vardinti visą dieną. Dažniausiai, aišku, kad neturiu laiko pačiam planavimui. Labai paradoksalu, nes norim planuoti, bet neturim laiko planuoti. Nieko nespėju kitas. Nežinau, tu gal pati iš savo aplinkos irgi girdi. Kam to reikia? Kam to reikia, jo. Aš geriau eisiu planuoti, neplanuoti eisiu daryti dalykų, kurie mano gyvenime vyksta ir man padiktuoja, ką daryti, negu kad eisiu sėsti, planuoti, dabar valandą skirsiu kažkiam ten gražaus plano sudėliojimui. Tai įsitikinimų, žinok, begalybė, tikrai galėtume 8 valandas apie tai kalbėti. Bet po jisai slypi visai kitos priežastys ir problemos, negu kad žmonės iš tikrųjų kalba apie tai. Sakai, esminis dalykas yra, kad reikia tiesiog atsisėsti ir skirti laiko pačiam planavimui. Papasakok daugiau, kaip tas planavimo procesas atrodo ir ką tu vadini tu atsisėsti ir susiplanuoti. Labai priklauso, ką norim planuoti turbūt, ar tai bus labai dideli dalykai ar labai maži dalykai. Vienas iš man pastaruoju metu labai patinkančių reikalų yra, aš ją vadinu tuščios galvos sistema. Daug turbūt plano gyvenimo bendruomenė žmonių apie tai jau girdėjo. Bet iš principo planavimas, jeigu, pavyzdžiui, imant mano pavyzdį asmeninį, lydi mane absoliučiai kiekvieną akimirką. Kai aš nedirbu, tai pavyzdžiui, šiuo metu kalbu su tim, tai aišku, aš dabar neplanuoju, bet tuo metu, kai aš nedirbu kažko panašaus, aš esu savo planavimo sistemai. Vadinasi, sistema yra mano smegenis, o ne mano smegenis yra mano planavimo sistema. Apie planavimo sistemą turbūt irgi norėsim šiandien truputį pakalbėti, ar ne? Tai realiai tas pats planavimas vyksta visą laiką, trumpai tariant. Bet daug ką gali turbūt išgąsdinti mintis, kad tai čia nereikia tada iš vis per daug laiko skirti tam, atrodo, kiek tu iš vis minučių skiri per dieną tam planavimui. Tai nepasakyčiau, kad tai yra daug. Tiesiog tampa tokių įpročių, be kurio tu nebegali gyventi ir jis tai lydi kiekvieną mielą žingsnį. Pabaigiau kokį nors darbą, eini į savo sistemą ir jinai jau tau diktuoja, ką daryti toliau. Tai realiai tu nebeturi mąstyti apie tai, tu eini ir darai dalykus, kurie tave ten tavo sistemai laukia, veda ir tiesiog yra, kol tu jas padarysi. Ar tai, ką dabar kalbi, ir yra ta asmeninė laiko planavimo sistema, apie kurią tu konsultuoji žmonės, kaip ją susidaryti? Ar ne visai? Iš dalies taip, bet iš principo aš tą asmeninę laiko planavimo sistemą vadinu principais, būdais, metodais ir tada jau įrankiais, kuriuos pats žmogus asmeniškai savo susikuria kaip vieną bendrą visumą. Tai jeigu, pavyzdžiui, žmonės dažniausiai vienas iš įsitikinimų eina ieškoti į prekybos centrą gražiausios viršų knygutės, arba į Google ieškoti gražiausio, fainiausio, geriausio įrankio, kuris jiem dabar pakeis gyvenimą, tai nėra jų sistema. Tai yra sistema sukurta kažkieno, kurią tu gali pristaikyti savo, ar ne? Bet jeigu tu pirmiausia pradedi nuo savo proceso,
kaip tu pats supranti savo planavimą, pagal savo asmenybės tipą, pagal tai, kas tau geriausia, kada geriausia, kaip geriausia, plus prisidedi visus savo įpročius, planavimo rutinas. Tada jau eini prie įrankių ir susikurk tai kaip visumą, o tai aš pavadinčiau, kad ir tavo pačios asmeninė planavimo sistema. Mano jau bus visai kitokia arba dalinai kitokia. Tai realiai, kiek turim žmonių pasaulyje, tiek aš manau turim ir planavimo sistemų skirtingų. Labai įdomu, o tai kaip, pavyzdžiui, jeigu aš noriu, ar galiu visų pirma pati susidaryti savo asmeninę laiko planavimo sistemą? Ir kokius žingsnius turėčiau atlikti, kad galėčiau ją susikurti? Labai priklauso, kokioje dabar stadijoje tas žmogus yra. Tai jeigu imtumėm tave kaip pavyzdį, reikėtų išsiaiškinti, kaip dabar atrodo tavo visa planavimo sistema, jinai vis tiek kažkiek egzistuoja, nebūtinai tobula arba tokia, kokia norėtųsi, kad būtų tobula ar ne. Tai pirmiausia, šitas žingsnis išsiaiškinti, kaip yra dabar. Ar gali pati susikurti 100%, klausimas, kiek laiko tam reikės paskirti. Nes žmonės esam skirtingi. Vieni labiau struktūruoti, kiti ne. Vieni labiau kūrybiški, kiti ne. Tai kokiais būdais ir principais prieisim prie savo sistemos kūrimo, tiek turbūt laiko ir teks tam skirti. Aš, pavyzdžiui, nesumuliuosiu, jeigu pasakysiu, kad aš iki šiol savo sistemą tobulinu, tai čia trunku jau turbūt gerus 15 metų. Labai anksti pradėjau, labai patiko nuo pat vaikystės visi reikalai šitie. Tai jinai toliau ir tobulėja, bet aš ją ir kuriu pati, ar ne? Tai tikrai žmonės tai gali padaryti patys, klausimas tik tai, kiek laiko, koks žmogus pagal jo asmenybės tipą turės tam paskirti, aišku, kiek noro ir kiek laiko reikės skirti. Žinai, man klausant tavęs, vis tiek ta sistema tokia atrodo labai kažkoks platus dalykas ir toks nelabai kasdienis ir nelabai kažkoks praktiškas. Tai kokie tie elementai turi atsidurti, ką aš turiu apie save žinoti, kad galėčiau aplink tai statyti savo darbus, ar tai ne visai apie tai? Elementai. Pirmiausia, tavo darbo pobūdis, ką veiki, kuo užsiemi ir kaip tai atrodo, nes automatiškai, jeigu esi medikas, tavo sistema atrodys visai kitaip, negu kad būtum verslo konsultantas ar ten, nežinau, parduotuvės administratorė versus programuotojas ar ne, visiškai skirtingi darbo pobūdžiai. Tai pirmiausia tai. Antra elementas, kaip dabar mano sistema veikia, kokius įrankius naudoju, kokius būdus, kokius metodus ir kaip visa tai atsispindi. Šitos du išsiaiškinus, tada jau galima eiti detalizuoti ir žiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Trečias, turbūt, sakyčiau, tavo įsitikinimai. Čia sunkiausia dalis darbo su savo galva. Kaip save kiekvieną dieną vedi, kokiamis mintimis, kokiais žodžiais, tiek viduje, tiek išorėje kitiems žmonėms. Taip labai tikėtina, kad ir veiki. Tai jeigu sakai, kad neturi laiko, pavyzdžiui, tai labai tikėtina, kad niekada gyvenimo laiko ir neturėsi, ar ne? Jeigu sakai, kad nemoku planuoti laiko, tai tu tikrai per ateinančius ten metus ar du, kol kartosi savo šitos žodžius, neišmoks planuoti laiko, ar ne? Tai trečias būtų įsitikinimai, o toliau jo, nepasakysiu dabar, va taip pat, žinai, eilės tvarka, bet nuo šitų trijų pradėjus, manau, kad jau geras pagrindas būtų pradėti kapstytis, analizuoti, ką galim toliau statyti ant tos visos sistemos, pavadinkime. Mes dabar kalbam apie tokią asmeninę, grinai laiko planavimo sistemą, o gal yra tokių kažkokių patarimų labiau universalių, kaip, tarkim, tu patartum, kaip susiplanuoti, imkime pavyzdį, savo savaitę. Tai yra, kokius aš tos planavimo darbus turėčiau atlikti prieš savaitę, iš vakaro, ryte, kad taip tinkamai susiplanuočiau savaitę, taip nesigilinant labai į asmeninės laiko planavimo sistemas, bet tokių universalesnių, kad galėtų paimti ir taip, ko ne kiekvienas pritaikyti. Yra tokių? Turbūt, kad yra, bet vėlgi jau dabar išvardinčiau, kad būtinai atsisėskit sekmadienio vakarą visi, kurie klauso ar ne, ir susiplanuokit savo bent savaitę į priekį, tai tikėtina, nežinau kiek procentų, paimkim, pusė iš klausančių sakytų, nesąmonė, man neveiks, man nepatinka, netinka, vėl prasideda eiliniai įsitikinimai, ar ne? Bet iš tikrųjų yra tokių dalykų, kurie visai veikia. Jeigu turiu tokią nuostabią skaidrę, kuri man dabar galvoje yra 99% tikimybės, kad tu savo visus projektus pabaigsi laiku, jeigu tu savo sistemai būsi kiekvieną mielą dieną bent po 14 kartų. Ir 5% tikimybės, kad pabaigsi laiku, vadinasi žymiai mažiau, jeigu būsi toj sistemai kartą per savaitę. Tai jeigu tu savo sistemą palieki tiesiog būti savo, o savo galvą vėl pradedi, kaip čia, įdarbinti kaip savo sistemą, tai faktas, kad tu jau turi dvi labai atskiras vietas, kur tavo planai, svajonės, vizijos guli, ar ne? Tai jeigu viską iš savo galvos tiesiog dėsim į tą savo sisteminę dalį, nesvarbu, kokiam tai bebūtų įrankį, paimkite lapą popieriaus, paprastų tušinuką, mano pats elementariausias patarimas, ir rašykitės, tai jau bus nuostabus dalykas, negu kad viską laikyt galvoj. Tai vat vienas turbūt būtų, ką ir kalbu, kad kuo dažniau būti savo sistemai, kokie jinai bebūtų. Antras patarimas, universaliausias, nieko nelaikyti galvoj. Kuo mažiau galvojat, tuo geriau planuojasi ir darosi reikalai.
Ar teisingai girdžiu, kad tas buvimas savo sistemoje yra tai, kad aš visada matau savo darbų planą, aš visada matau savo kalendorių ir aš būnu toje sistemoje visada? Ir ta sistema man visą laiką rodo vėliausią informaciją, kuri yra reali, o ne kad ten pirmadienį susiplanavau 15 darbų, šiandien yra penktadienis, tai pirmadienį jie dar vis tie 15 darbų nepadaryti, taip ir guli. Tai penktadienio dienai šiandienai yra visi darbai tokie, kokie buvo, visi įvykiai tokie, kokie buvo, o ne kaip aš norėjau, kad jie būtų. Dovilė, neretai žmonės žino tokį tą vieną standartinį darbų planavimo metodą, tai yra darbų sąrašas, padariau darbą, išbraukiau, viskas. Tai gal galėtum papasakoti apskritai, kokių yra tų planavimo būdų, metodų daugiau? To-do listas, apie kurį turbūt kalbi, sąrašas ar ne, vienas iš populiariausių turbūt top 5 būdų pasaulyje. Iš jeigu topinių būdų, aišku, kalendorius yra vienas iš tų. Yra žmonių planavimo grupė, kuriuos labai myliu, aš juos vadinu planavimo tokiais frykais. Pati kažkada tokia buvau, tie žmonės turi savo gyvenime tik kalendorių, tai naudoja kitą universaliausią būdą laiko blokavimo sistema. Realiai visas kalendorius yra sublokuotas tam tikrais laiko blokais, kuriems tu iš tikrųjų skiri savo energiją ir laiką. Vėlgi, ne kaip norėčiau, kad būtų, bet kaip skiriu iš tikrųjų tam tikrą minutę, net ar valandą savo laiką ir energiją. Kiti gal tokie labiau antriniai, nėra jie pagrindiniai laiko planavimo būdai, bet vienas iš čia tikrai top 3, nežinau, turbūt praeitų metų statistika, Eisenhowerio matrica, pagal svarbumą ir skubumą prioritizuojami darbai. Tai jeigu, pavyzdžiui, susidurėte su sunkumais prioritizuojant, turite tą begalinį sąrašą, apie kurį Paulina ką tik sakė, reikalų, kuriuos reikia padaryti, tai viena iš dažniausiai klaidų tų sąrašų yra būtent, kad jie yra begaliniai. Tie sąrašai to-do listai yra būtent tam skirti, kad būtų padaryti, vadinasi, turi būti labai labai trumpi. Jeigu ir tame trumpume ar ilgume savo susiturėtų sunkumais prioritizuoti, įsiveskite Google Eisenhowerio matricą, rasit 4 blokus, kurie jums iškart padiktuos, ką su konkrečiu darbu reikia padaryti pagal jo svarbumą ir skubumą arba nesvarbumą ir neskubumą. Jau užsiminei, kad tai yra viena iš tokių didžiausių klaidų, kad yra per ilgi sąrašai. Kokias dar klaidas pastebite žmonių planuojant jau savo darbus, savo laiką? Estimuojant, labai optimistiškai estimuoja savo laiką arba galvoja, kad aš čia spėsiu tiek ir tiek, nors niekada gyvenime tiek ir tiek nespėjau. Tai čia elementariausias pavyzdys, kaip galite pasitikrinti visą tai. Čia yra viena iš laiko planavimo piliulių, apie kurias plane gyvenime dažnai pasakoju per konsultacijas ir mokymus, tai yra savianalizė. Jeigu pabandytumėt tiesiog paeksperimentuoti ir, pavyzdžiui, ateinantį pirmadienį, įsirašyti viską ne tik tai kaip susiplanavot, bet kaip faktiškai įvyko, pamatytumėt visai nemažą atskirtį tarp to, ką susiplanavot ir to, kas iš tikrųjų vyksta. Tai jeigu nesusirašot ir nematot iš tikrųjų, kas gyvenime įvyko, labai tikėtina, kad visą laiką gyvena toj iliuzijai, kad o gal kitą dieną bus truputį geriau. Arba aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų darau tiek ir tiek reikalų, bet realiai mano ritmas ir mano įpročiai arba ten, nežinau, kolegos padiktuoja visai kitaip. Ir aš visą laiką tame mini chaosėlį gyvenu, bet su iliuzija, kad vis tiek viskas yra pakankamai gerai, ar ne? Tai jeigu išanalizuotumėt ir bandytumėt tokį testą padaryti ant savęs, pamatytumėt faktiškai, kiek kam išeina laiko. Tai tokia, nežinau, irgi visai gera analizės priemonė ir tai pačiai sistemai paskui darytis. Aš spėju, kad tau tenka tikrai taip dažnai matyti tas situacijas, kai planas yra, galbūt jis ir parengtas yra labai gerai. Tobulai, bet plano vykdytojų nėra, arba tas planas yra vykdymo atidedamas rytojų, pirmadienį ir taip toliau. Kokių praktinių patarimų turėtum tiems atidėliotojams, kuriems, nežinau, jau tai yra tapę tarsi gyvenimo būdu? Pats blogiausias patarimas bet kuriam atidėliotui būtų padaryk čia ir dabar. Tai aišku, kad tai neveiks, bet yra skirtingų atidėliotojų grupių. Yra tie atidėliotojai, kurie viską velka į paskutinės minutės ir padaro paskutinę minutę su jų požiūriu, kad tas sveikas streso dozė jiems iš tikrųjų reiškia gerą rezultatą. Yra atidėliotojų, vadinamų prekrastinuotojų, kurie padaro pačią pirmą minutę, nors žinau, kad paskutinis tas vadinamas deadline'as laikotarpis yra ten, pavyzdžiui, po mėnesio, bet padaro iš karto ir paskui visą mėnesį parinasi arba perdarinėja tą patį darbą, tai irgi yra tam tikra atidėliotojų grupė. Tai čia galėčiau, grįžtant prie to, ką tik sakiau patarimo, su tą pačią savianalizę pabandyti pasitestuoti. Pirmadienį įsirašykit savo auditą ir pamatysit tą atskirtį tarp to, kas vyksta ir kas nevyksta. Pamatysit, kad tikėtina, jeigu turit begalinį sąrašą 25 dalykų ateinančią pirmadienį ir pamatot, kad jokį pirmadienį niekada gyvenime 25 dalykų nesat padarę, tai kam gyventi to iliuzijai toliau, ar ne? Tai automatiškai atrodo, kad ten, nežinau, tie 15 nepadarytų dalykų iš sąrašo yra kažkiek atidėliojami. Bet realiai jie nėra atidėliojami dalykai, ne? Jie tiesiog yra dalykai, kurių aš nepadariau, nes fiziškai savo jėgomis, su savo
pagreičiu nespėjau to tą pirmadienį padaryti. Tai pabandykit, sakau, de facto išsirašyti, kaip vyksta jūsų gyvenimas ir nebegyventi to iliuzijai, kad dar kitą pirmadienį bus geriau, nors niekada gyvenime nebus geriau, ar ne? Tai geriau jau realiai planuoti. Pakalbėkim dar apie asmeninį efektyvumą. Jeigu galbūt vieni turi aukštą tą efektyvumą, jie ir įveikia ten tų darbų daug daugiau negu kiti. Tai, bet visų pirma, kas yra tas asmeninis efektyvumas ir iš karto jau klausiu, kokie yra didžiausi priešai to mūsų asmeninio efektyvumo. Vienas iš didžiausių yra, kad mes šitą žodį vartojam pakankamai neteisingai ir yra keli sinonimai su šito žodžiu susiję, kuriuos visus vartojam panašiai vienodai, norim to vadinamo efektyvumo, produktyvumo ir našumo savo dienotvarkei, bet realiai tai yra visiškai 3 skirtingi reikalai. Taip galim taip greitai ir trumpai. Kas yra kas? Efektyvumas yra supratimas savo gyvenimo apimties arba savo visų darbų, kuriuos aš turiu padaryti. Labai dažnai neturim supratimo, kiek iš vis mes turim padaryti ir tas visko daug žodis arba pasakymas apie save atrodo, kad tai gerai, kas tas viskas yra, ar ne? Tai jeigu tiesiog bandytumėm įstiliuoti visas savo apimtis, darbus, projektus, atsakomybės, veiklas nuo gyvenimo iki darbų ir visur, pamatytumėm tokį paveikslą, kurį galėtumėm pavadinti gerai. Jeigu aš visą šitą padarau per X laikotarpį, aš galiu save vadinti efektyviu žmogum. Tai vadinasi tiesiog efektyvumas yra atsakymai į klausimą kas, ką aš turiu padaryti. Našumas yra kaip tą padaryti. Būtų bet kurios gamyklinės įmonės turbūt vienas pagrindinių tikslų. Padaryti kuo daugiau, per kuo trumpesnį laiką, su kuo mažiau resursų, kuo mažiau pinigų, kuo mažiau sunaudojant energijos arba tam tikrų išteklių. Tai jeigu visą savo tą gyvenimo apimtį galite padaryti per kuo trumpesnį laiką, su kuo mažiau energijos, tai yra jūsų našumas. Vadinasi, savo energijos lygius kažkaip derinti taip, kad būtų, kaip ir sakai, su savo pagreičiu išnaudojimu kuo mažiau resurso savo asmeninio, sujungiam tos abu dalykus, efektyvumą ir našumą ir turim tikrai produktyvumą. Ir man produktyvumas, jeigu taip užbaigiant va šitą temelę, yra kuo mažiau gyvenime dirbti ir kuo daugiau ilsėtis. Nuostabu, va. Tobulas siekimybė, ar ne? Taip. Aš esu įsitikinusi, kad prastas laiko valdymas, dirbant komandoje, jau tampa nebe asmeninė problema, bet jau tampa ir visos komandos problema. Dirbant su komandomis, tai kokias pagrindinės problemas pastebi, su kuriomis susiduria komandos, valdant projektus? Vardinsiu tų komandų žodžiais ir dažniausia turbūt 95% atvejų ateinančių pas mus yra mes nesusikalbam arba nesusikomunikuojam arba mūsų komunikacija neefektyvi, dėl to kenčia mūsų darbai, efektyvumas, kažkokie tikslai ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad komunikacija yra post factum problema, vadinasi, tai priežastis jos yra kažkur kitur. Ir kai išsiaiškinam, tie patys 95% atvejų yra vėlgi tame pačiame apimties nesuplanavime. Vadinasi, tikslų turim daug, siekimybių begalybė, sąrašai niekada nesibaigiantis, komandai per metus norim padaryti 1001 dalyką, o turim 2 žmonės ir automatiškai atrodo, kad nieko nespėjom, nieko nepadarom ir realiai net neturim supratimo, kiek padarėm iš viso to sąrašo, ar ne? Tai iš viso to, ką išvardinau, turbūt toks paveikslas dažniausias. Mes komunikuojam, bet iš tikrųjų mes komunikuojam dėl to, kad nesusikalbam pirmiausia, ką turim padaryti, kodėl turim padaryti ir kaip turim padaryti. Tai čia, jeigu einam prie šitų klausimų, pirmiausia atsakykite savo klausimą apskritai, ką jūs norite padaryti, o tada jau visi kita. Tikiu, kad tai vienas dirbantis komandoje išgirdo tarptų žodžių save ir savo komandos situaciją, kad mes nesusikalbam. Taigi išgirdau vieną klausimą, ką mes norim padaryti. Tai ką dar reikėtų jiems tokių praktinių patarimų, kokių galėtum duoti, kad pajudėtų iš to mirties taško komanda? Vėlgi, kol klausiu, man iškart piešiasi tam tikros komandos kaip pavyzdžiai, tai galbūt kas nors čia irgi save išgirs. Neikit kalbėti apie laikotarpius, apie kada kas ką padarys. Neikit kalbėti apie resursus, kas tą padarys. Pirmiausia, kaip ir sakau, išsiaiškinkit apskritai, kokie yra jūsų tikslai. Labai didelis skambus žodis, ar ne? Daug kas apie tai kalba, bet paskui, kai realiai reikia susėsti 5 žmonių komandų ir prasideda toks mini balaganas, kokie mūsų tikslai, ką mes norim padaryti, ar ne? Tai pirmiausia, gal net ir ne apie tikslus kalbėkit, o apskritai apie paprastus dalykus, ką aš noriu padaryti per metus laiko ir kaip tai paskui atsispindi kiekvieno iš mano žmonių, jeigu tai yra mano komanda, dienotvarkėse, atsakomybėse ir tose srityse, kurie turi padaryti reikalus. Nes labai dažnai matau, kad vėlgi tam tikros man komandos dabar mintyse stovi, kurios ateina ir sako, mes turim čia gerus laikotarpius, turim tos vadinamus deadline'us, kada ką turim padaryti, atsakymijos kaip ir yra. Bet vis tiek neveikia, ne? Ir tada kai einam ir klausim, tai kokie yra jūsų projektai, ką jūs veikiat, ko jūs neveikėt, irgi labai nuostabus klausimas. Kokia yra jūsų apimtis, kiek tame projekte turit padaryti, o kiek neturit padaryti. Ir man toksai, ir nebežinom. Tai va čia ir prasideda tas tiesiog apimties nesuvaldymas.
dėl kurio paskui prasideda visos miskomunikacijos problemos. Mes jau kalbėjom apie klaidas, kurias daro patys žmonės asmeniniam laiko planavime, o jeigu žvelgtume ir į komandas, vieną klaidą išgirdau dabar, bet kokios dar tos yra tokios klasikinės problemos, kurias daro komandos planuojant ir valdant projektus? Tai plačiau apie pačius projektus. Tai be šito apimties nesuvaldymo irgi kaip ir savo asmeniniam laiko planavime labai dažnai tą perkeliam ir į komandą, kur estimuojam, kad padarysim dalykus greičiau negu kad iš tikrųjų sugebam arba galim. Vadinasi, nesusiskaičiuojam savo turimų resursų, kiek sugebam, kiek nesugebam. Resursais vadinu ir žmonės, ir laiką, ir pinigus, ir viską aplinkui tai. Čia deadline'ų tema? Deadline'ų tema, jo, čia jau antra piliulė, taip sakant, projektų valdyme. Dabar taip greit nebešausiu galvą, bet jeigu taip iš pagrindų jaučiu, kad apimtis ir laikas būtų pirmos dvi, o paskui jau prasideda daug kitų smagių ir nesmagių reikalų. Žinau, kad dar turiu tokį terminą kaip komandos projektų valdymo brandos lygis. Kas yra brandos lygis būtent šiame kontekste? Apie ką tai yra? Nuostabu, kad ir paklausai, čia būtų viena iš kitų problemų, kur žmonės tiesiog net nesupranta, kuriame lygiai yra ir kokie yra jų projektų valdymo procesai. Tai projektų valdymo brandos lygis yra atskiras toksai sukurtas pasaulinis modelis, kuris pamatuoja, kokiam lygiai yra organizacija savo projektų valdymo proceso stadijai, pavadinkim. Nenoriu per sudėtingai skambėti, bet iš principo, kaip jūs kaip komanda valdot projektus. Bet tai yra kažkoks įrankis, ar mes patys kažkaip galim pasimatuoti? Iš tikrųjų galite ir patys, taip jeigu kaip neprofesiškai, bet tiesiog paskaitant kiekvieną lygio prašymą ir suprantat, kad gerai, aš turbūt esu pirmam lygiai, ar aš esu penktam lygiai, ar iš viso 5 lygiai ar ne, tai galima tiesiog įsivertinti ir patiem, jeigu norit profesiškai, tai daro konsultantų įmonės ir panašios komandos. Bet tai yra iš esmės supratimas, kokiam lygiai yra mūsų komanda nuo iš vis neegzistuojančio proceso projektų valdyme. Vadinasi, turim, pavyzdžiui, 5 žmonės, 25 projektus ir valdom visi juos labai skirtingai. Kas kaip nori, tas taip šoka, trumpai tariant, ar ne? Arba 5 lygis, turim tobulą procesą, tobulą vadinu tą, kuris yra kiekvieną dieną tobulinamas vėl ir vėl. Vadinasi, jis yra senai nusistovėjęs, visi komandai žino, kokiu būdu savo visus projektus valdyti, visi projektai valdomi pagal tą patį standartą. Ir tas standartas kiekvieną dieną toliau tobulinamas, vadinasi, tai yra aukščiausias supratimo ir brandos lygis, ne tik tai kaip tą rezultatą, pavyzdžiui, savo klientui per projektą atiduoti, bet kaip pačioj komandai susivaldyti visus projektus tvarkingai, teisingai, vienodai, kad visiems mažiau skaudėtų galvą iš principo. Tai tam tikras standartas, kuris galioja visiems įmonės žmonėms ir visoms komandoms. Teisingai girdžiu ar ne visai? Priklauso ir nuo įmonės dydžio. Jeigu yra įmonė, kur yra 5000 žmonių, tai labai tikėtina, kad ten bus labai daug skirtingų padalinių, vadinasi, jie vienai par kitaip gali jau veikti kaip atskiros skirtingos vos ne įmonės ir komandos ar ne, ten gali būti labai skirtingi brandos lygiai. Jeigu yra maža komanda, kur yra, pavyzdžiui, tie patys 5-10, tarkim iki 20 žmonių, ką dažnai matau, kad tikėtina visa organizacija veiks tuo pačiu brandos lygiu. Bet kur jau prasideda daugiau kaskadacijos, tam prasideda ir daugiau skirtingų lygių. Na ir pabaigai, kokių esminių projektų valdymo taisyklių rekomenduotum laikytis tiek dirbant vienam, tiek dirbant komandoje? Vienam ir komandai labai skirtingi atvejai, aišku, bet jeigu galit visus projektus, kuriuos valdot, nepaisant to, ar dirbat vieni ar visi, susiprocesuoti arba susidėlioti taip, kad jie visi veiktų panašia forma, patikėkit, bus 1000 kartų lengviau, negu kad turint, pavyzdžiui, dirbant vienam 5 skirtingus projektus, juos visus valdant skirtingais 5 būdais. Įsivaizduokit, kiek galvos skausmo galvot, kuris projektas ten kokiu būdu valdomas, ar ne? Ir būdai, aišku, gali būti padiktuojami skirtingų dalykų. Klientų lygiai taip pat jūs, ar ne? Tai įsivaizduokit, dirbat su 5 skirtingais klientais, 5 skirtingi būdai, 5 skirtingi priimai, daug galvos skausmo, ar ne? O bandykit standartizuoti patys savo, kad paskui visi tie 5 klientai dirbtų pagal jūsų mini standartą, kaip žymiai paprasčiau bus gyventi ir kvėpuoti. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Dovilė spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitoje Ofiso dramų laidoje. Iki.